Šioje sesijoje kalbėtojai supažindins klausytojus su patirtimis dabartinėme pasaulyje. Kviečiame Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos narę Audrą Kubiliūtę Daulienę pravesti šią sesiją. Labas visiems ir sveiki atvykę iš arti ir toli į sesiją skirtą jums visiems. Ačiū, kad nepabijojote sniego. Tikimės, kad turėsite progos pamiklinti savo protus ir išmokti ir diskutuoti ką nors naujo. Ruošiantis šventei, pravedėme studentų ir jaunų profesionalų apklausą, sužinoti, kokios temos bus įdomios diskusijoms. Ši sesija išsivystė iš apklausos atsakymų. Perspėju, reikės žiūrėti, klausytis ir galvoti. Ši sesija turės dvi dalis. Pirmoje dalyje bus 3 trumpi pristatymai. Irena Grigalionytė-Müller ir Rasa Visockienė kalbės apie ateitininkų kuopos Europos šalyse. Vytas Čiuplinskas parodys mums filmuką ir kalbės begalybę galybių. Bus filmas apie dirbtinį intelektą, kurio diskusijas vėliau ves Vitas Daulys. Po šitų pristatymų vyks diskusijos mažose grupėse. Bus diskusijos apie pristatymų temas ir apie papildomas temas iš apklausų. Bus iš viso 8 diskusijos vykstančios tuo pačiu metu įvairiose vietose Pasaulio lietuvių centre. Salės ekranuose bus rodomi planai, kuriame bus nurodytos diskusijų moderatoriai, kur diskusijos vyks ir diskusijų temos. Bus 2 maždaug po pusvalandį užtrunkančių diskusijų laikotarpiai, tai kiekviena dalyvė galės dalyvauti 2 diskusijų grupėse. Papildomų apskritų stalų diskusijų moderatoriai bus Vaiva Čyvienė, tėvo Luko sesuo, Gintarė Daulytė, Mantas Kisielius, Daina Polikaitytė ir Augustas Ureta. O dabar kviečiame Ireną Grigalionytę-Müller ir Rasą Visockienę kalbėti apie ateitininkų kuopas Europos šalyse. Mes pakalbėsim trumpai apie Europos ateitininkus. Šiaip norėtume ilgai kalbėti, bet leido tik 10 minučių, tai pasistengsim suspėti. Taigi šiuo metu yra 5 kuopos 5 valstybėse – Airijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Prancūzijoje ir Vokietijoje. Tai pradžiai trumpai pristatysim kiekvieną kuopą, o tada papasakosime apie bendrą veiklą. Garbė Kristui visiems. Tai mes esame jauniausi šitoje visoje istorijoje Europos ateitininkų kūrimosi. Ir iš tikrųjų mes sakom, kad Airijos ateitininkus įkūrė himnas. Ir tas iš tikrųjų taip ir yra, nes himno giedojimo metu 2021 metų Liepos 6 tuometinis ambasadorius Marijus Gudynas išgirdo, kad kažkur yra ateitininkai. Ir jisai taip nustebo, sako, ateitininkai, o tai kada, kur jūs renkatės, kaip čia dažnai renkatės? Ir mes sakom, mes nesirenkam. Šiaip draugai susitinkam, kurie ateitininkai. Ir tada jis sako, kaip nesirenka. Tai čia panašiai kaip tėvas Lukas sakė, jisai pakvietė mus sekančią savaitę į ambasadą ir sakė, kuriatės čia ir dabar. Tai mes labai greitai įsisteigė ateitininkų vietovę, ne tik kuopą, ir tada tai vasario 20 buvo steigiamasis Airijos krašto ateitininkų vietovės suvažiavimas ir birželio mėnesį jau įsisteigė Švento Patriko kuopa. Tai mūsų veikla yra kartą per mėnesį mes susitinkam, nes žmonės, šeimos atvažiuoja skirtingų Airijos vietų, bet pas mus tas formatas truputėlį kitoks, nes ne tik vaikai, nes tėvai turi atvežti ir atveža į lietuvių parapiją, tai mūsų veiklos vyksta pagrinde prie lietuvių parapijos, esančiose patalpose, visur mes ten ir rūsiuose, katakombose, žodžiu, ir lauke, ir parkuose, visur rinkomės, kur tik tai galėdavom rasti vietą, tai ten kartą per mėnesį, tai mes tengiamės kad kuopų susitikimai vyktų taip, kad yra tema, ir ta tema gyvoji istorija, tai viską darom dažniausiai neformaliais ugdymo metodais ir stengiamės istoriją mokytis per patyriminius žaidimus, per susitikimus su žmonėmis, per istorinių vietų lankymą ar žaidimus. Tai kartą per mėnesį, bet vaikam būna užsiėmimai ta tema ir ta pačia tema vyksta užsiėmimai tėvam, nes tėvai turi laukti, kol vaikai turi savo užsiėmimą,
o paskui visi einame į lietuviškas mišias. Taip gimė iniciatyva vaikams patarnauti mišiuose, tas irgi labai gražu, nes jie visai pradėjo norėti eiti į bažnyčią, nes, smagu, ten prie altorius viską matai, kas vyksta, dar paaiškina, tai labai pasiteisino ir dabar pritrūkstam kamžų, tai nežinau, sakėm, reikės didinti skaičių, tai būna tikrai praktiškai nei vieno vaiko dabar nebūna bažnyčia, nes visi nori eiti prie altorius patarnauti, tai žodžiu, čia ir organizuojam tokias, atviresnės, didesnius renginius, bet sekasi sunkiai, nes esam labai maži. Tai rekolekcijas, kai darom ir jaunimui, ir vaikams, dažniausiai ieškom kunigo, kuris galėtų atvykti ir pravesti rekolekciją šeštadieniais jaunimui ir vaikams, o sekmadieniai parapijai. Tai kad būtų ir mums, ir parapijai nauda vienu ir tuo pačiu to kunigo ar vienuolio atsikvietimu. Tai čia tik tai keletą iš mūsų veiklų ir šiuo metu lanko 14 vaikų, tai mes dar irgi turim tokią specifiką, kad Airijoje šiuo metu iš tikrųjų padaugėjo grįžtančių į Lietuvą šeimų. Ir mes jau irgi išlydėjom 2 šeimas, kas labai džiugu, bet mums tai labai pasijaučia ir taip pat ir ambasadoriaus Marijaus Gudyno šeima ir vaikai lankė kuopą, tai ir jų išvykimas irgi tas labai pasijautė, kai mūsų nėra daug, tai bet kurių vaikų išvykimas labai kitiems jaučiasi ir tas tada noras, kad kažko papildyti, bet kažkaip su šventosios dvasios veikimu visą laiką atsiranda vis po vieną naują šeimą. Tai ta, kai išvyksta, kažkuri kita šeima prisijungia, tai sakom, kad vis tiek matyti šventa dvasia mūsų lydi. O šiaip tai, kaip ir sakiau, per žaidimus, čia matot vieną nuotrauką, vaikai darė, buvo kaip tik konklava ir kaip tik popiežiaus rinkimai, tai su vaikais turėjom tokią inscenizuotą pamoką, kas ta konklava yra ir vaikai darėsi vyskupo lazdas ir popiežiaus kepurės. Ir kur matote 3 vėliavas, tai yra Vaitkaus skrydžio minėjimo vietoje, ten ta vieta tuose laukuose nukrito tas lėktuvas. Lituanika 2 skrydis pakartojimas, taip Lituanikos nusileido prie vartinių būdų. Tai kaip, žodžiu, be aukų. Taip, tik tai sulaužytas lėktuvas ir nulaužytas medžio šakos, kurios ir dabar dar vieną šaką galima pamatyti nulaužtą. O čia knygnešių žaidimas ir vaikai, tai čia turėjom Čiurlionio užsiėmimą, tai piešė mažai Čiurlionį. Mažieji Čiurlioniai buvo. Mes vis girdim, tas pats Marijus Gudynas, kuris vien čia Čikagoje didelį. O tai kur naujas ambasadorius Jonas Grinevičius? Niekur nematau klausykis, ką? Mes apie kūrimąsi kalbėjom, bet Jonas Grinevičius, iš tikrųjų metiniuose susitikimuose visada turim ambasadą, visada mes labai maži. Tai tuose 2 susitikimuose metiniuose, tai ir naujasis ambasadorius buvo ir iš tikrųjų ateina į vieną kitą renginį, kai pakviečiam. Ir jeigu leidžia laikas, tai tikrai jaučiamės, kad ambasados tikriausiai irgi mato ateitininkiją kaip tą ugdymo vietą, kur jauni žmonės ir šeimos ne tik tai, kad bando išsaugoti lietuvybę, perduoti vertybės, bet puoselėti tą lietuviškumą toliau nuo namų ir daugelį atvejų netgi galbūt ir būti parama įvairiuose renginiuose ambasados, kur vaikai tampa aktyviais dalyviais, ne tik žiūrovais, tai manau, kad... Įtraukit būtinai. Kviečiam. Taip, tai Belgijos ateitininkai, žodžiu, Rasa pradėjo ir prisistatė kaip jauniausia ateitininkų kuopa, moksleivė ateitininkų kuopa, tai čia Belgijos ateitininkai didžiuojasi, kad jie yra seniausi Europoje, senesni netgi negu Lietuvoje ar Amerikoje, žodžiu, patys seniausi, nes džiaugiasi, kad pas juos prasidėjo ateitininkų, žodžiu, sąjūdis. Tai va, tai jie visą laiką, nes mes tiesa apie kitas kuopas, kurios čia nėra atstovavimas, paprašym, kad atsiųstų truputį informacijos, ką jie nori, kad mes apie jas papasakotume. Dėl to taip ir pabrėžiu. Taip, ir, žodžiu, ateitininkų veikla, ateitininkai susibūrė 2004 metais Briuselį, kai Lietuva įstojo Europos Sąjungą ir į Briuselį atvyko keletas ateitininkų dirbti institucijose ir panašiai. Ir jie sukūrė Briuselio ateitininkų klubą. Tas klubas surengė 100-mečio šventę Liuvene. Ir po to panašu, kad veikla baigėsi, nes, žodžiu, tie jaunieji sendraugiai iškeliavo kitur, liko mažai. Ir
veikla atsinaujino, sakykime taip, po to, kai Liuksemburgas pradėjo Briuselį spausti, kur jūsų ateitininkų kvapą. Ir, žodžiu, 19 metais jie atvyko pas mus, mes tada kartu pakvietėm juos į savo renginį ir sutarėm 20 metais surengti dar vieną šventę 110 metų ateitininkams. Ir tai buvo toksai postumis jiems judėti ir galiausiai 24 metais, tai yra pernai, susikūrė Marcelės Kubiliūtės moksleivių ir jaunučių kuopą. Jie renkasi kartą per mėnesį, dalyvauja lietuviškose mišiose ir susipažįsta su Lietuvos ir lietuvių istorija Belgijoje ir klausia, jeigu kas nors iš jūsų žinote, ką nors apie lietuvius Belgijoje, tai būtinai praneškite Briuselio ateitininkams, kad jie galėtų susirasti tuos pėdsakus ir dar šio bei to išmokti. Tai va, čia yra kuopos pirmininkė, Laura. Nuotraukos iš švenčių. Taip. Ir nuotraukos iš kuopos veiklos, kur susitinka su vairiais žmonėmis. Irgi čia matyt istorijos pamokėlė. Taip, vyskupas Virbalas irgi lankėsi. Liuksemburge aš irgi klausausi Rasos, tai kažkas išgirdo, kad yra ateitininkų ir tada iš karto pasiūlė burtis, žodžiu, kurtis ir taip toliau. Tai Liuksemburge istorija panaši, tik tai ten nebuvo ambasadoriaus, nes mes neturim nei parapijos, nei ambasados. Ambasada Briuselį kartais atvyksta pas mus atstovai. Tai truputį buvo paprasčiau, tiesiog per vienas lietuviškas mišes viena mama, kurios vaikai važiuoja į Berčiūnų stovyklą, išgirdo, kad yra viena ateitininkė ir tada paprašė padėti. Tai nuo tada, nuo 2017 metų pavasario, aš taip ir padedu iki šiol. Tai va, birželio 25 dieną, kaip tik per Teofiliaus Matulionio mišes, kai vyko Vilniuje, kuopos vaikai sutarė, kad reikia mums kuopos ir dėl to mes pasirinkom ir tokį kuopos vardą. Šiuo metu kuopo yra apie 25 vaikus, mes niekaip nesusiskaičiuojam. Vaikų amžius pagrindinių yra maždaug nuo 5 iki 18, bet iš tiesų jauniausias yra maždaug 4 mėnesių Teofilis. Taip pat turim 15 metų Teofilį, taip kad vardas labai pasiteisino. Ir čia matote nuotrauką iš praeito savaitgalio kuopos susitikimo. Mes renkamės kartą per savaitę, kiekvieną šeštadienį. Ir šalia matosi susitikimo metu, kaip čia pasakius, įvairaus amžiaus kuopos nariai, man atrodo, pačioj 17 metų, viršų 3, dalyvauja susitikimuose. Tai va, šiaip mes tokie, aš sakiau, ateitininkai gamtininkai. Todėl, kad nėra paprasta rasti patalpas mūsų susitikimams, tai mes dažniausiai, žodžiu, šiltuoju metų laiku renkamės lauke. Žygiai, čia matosi per vidurį nuotrauką, kur, žodžiu, vyresnieji moksleiviai savanoriauja lituanistiniai mokykloj. Čia viena nuotrauka, tai yra, kur pirmieji vaikai, žodžiu, pirmi metai, tai stato tiltus, kaip matote. Traustinėse, šventėm 100-metį Lietuvos irgi čia. Žodžiu, irgi istoriją mokomės per žaidimus, įvairius dalykus mokomės per žaidimus, švenčiam šventes. Porą metų mūsų susirinkimai vyko gamtos muziejui, tai labai juokiausi, nes man reikėjo rašyti motivaciją, kodėl jie turi mus įsileisti tą muziejų. Tai reikėjo pabrėžti, kad ateitininkai viskuo domisi, tai yra Lietuvių katalikų organizacija, kuri taip pat domisi aplinką ir yra lojalūs Liuksemburgui ir, žodžiu, tai kažkaip jiems suveikia. Tai sakau, 2 metus buvom gamtininkai. Tai va, čia kaip vaikai patys save prisistato iš įvairiausių veiklų. Nežinau, nuotraukos mažos, bet gal truputį bendras vaizdas susidarys. Gerai, tai Prancūzijos ateitininkai yra pasirinkę Juozo Lukšos Daumanto jaunų moksleivių ir jaunų ir moksleivių kuopos pavadinimą. Ir jie šio partizano pėdsakais ir seka. Tai renkasi Paryžiaus apylinkėse ir kuopa, jie neturi tų
kas mėnesinių ar kažkokių reguliarių susitikimų, tai susirenka pagal poreikį, pagal galimybės. Jos nariai kas mėnesį organizuoja lietuviškas šventas mišias, tai ten susitinka, bet jie nebūtinai tuo metu gali būti tik tai dalyvavimas mišiuose, kada jie susitinka. Tai jų tokia pagrindinė indėlis, tai lietuviškos parapijos ir lietuviškas mišias yra giedojimas giesmėmis ir iš tikrųjų jie turi labai daug ten ir Rūta talentinga, nežinau kas pažįstat, ir Emilija, tai iš tikrųjų tokia dainuojanti kuopa. Grojanti, dainuojanti kuopa ir irgi švenčia įvairias lietuviškas šventes, minėjimus bendruomenėje, tai jungiasi į tokius didesnius organizuojamus renginius tiek ambasadoje, tiek bendruomenėje. Ir jie labai prisideda prie lituanistinės mokyklos. Taip, ir lituanistinė mokykla, todėl kad kuopos globėja Rūta, jinai ir dirbo lituanistinėje mokykloje, tai dar ir ten veiklos vyksta. Vokietijos ateitininkai, tai iš tikrųjų jie patys seniausi Europoje veikianti kuopa ir pirmoji kuopa buvo įsikūrusi, įsteigta kartu su Vasario 16 gimnazijos įkūrimu 1950 metais, bet jie atnaujino savo veiklas 2016 metais ir paskui buvo pertrauka. Tai čia vėl, man atrodo, Irenos dėka kvietimu surastais žmonėmis, kurie apsiimtų tą kuopą atgaivinti. 24 metų, tai pernai metų gruodžio 13 dieną buvo atkurta ir joje dabar yra 15 narių, iš jų 4 davė įžodį ir tarp kitko šitoje susitikime Europos ateitininkų ir mūsų pirmieji vaikai davė įžodžius, tai mes turim dabar 2 narius su moksleivio įžodžiais ir 1 su jaunučio. Tai, ir jie susitinka, kadangi kuopa yra mokykloje Vasario 16-osios, tai ten, kur vaikai ir gyvena, ir mokosi, tai jie susitinka kas savaitę, 1 kartą per savaitę ir veikia per diskusiją, žaidimus, susitikimus, išvykas. Tai čia iš jų gyvenimo nuo. Aš žinau, kad mums liko tik 1 minutė, bet noriu dar paklausti, kas Vasario 16-osios gimnazijos kuopoje esate buvę. Aš taip įtariau, kad turėtumėt daugiau žinoti už mus. Tai gerai, tai per 50 sekundžių pabandysiu papasakoti apie bendrą veiklą. Tai bendra veikla tai yra mūsų tarpkuopiniai susitikimai, tai reiškia, kad kaip jau minėjau, belgai atvažiavo pas mus, mes pas juos, paskui airiai pas mus, mes pas juos ir taip toliau. Ir tie susitikimai labai smagus būna, bet ir iš tiesų jie peraugo į tokius pavasario ir rudens susitikimus Tiberiados bendruomeniai Belgijai, apie kuriuos galėsiu papasakoti daugiau vėliau. Dar toksai rimtas projektas buvo, 24 metais, tai surengėm, kadangi mūsų kuopos mišrios, tai mūsų vyresnieji paaugliai jautėsi truputį su mažiukais. Tai mes tada sugalvojom, kad reikia visus Europos vyresnius moksleivius sutelkti ir pasiūlėm jiem dalyvauti kursuose lyderių ir jiems tai buvo pats smagiausias dalykas, nes jie susitiko 5 kartus per metus skirtingose šalyse. Pradėjom nuo Vokietijos Vasario 16 gimnazijos, tada Belgijai, paskui Airijai, tada vėl Belgijai ir galiausiai baigiamasis susitikimas buvo Paryžiui. Ir temas galėsim papasakoti, ką mes ten veikiam, tiem, kam įdomu. Toliau yra konferencijos, šventės ir teminiai nuotoliniai susitikimai. Pavyzdžiui, labai sėkmingas buvo susitikimas su kunigu, kur paaugliai galėjo... Su tėvu Domingo. Gal tiesiog iš pačių vaikų gimusi iniciatyva, nes mes prisikvietėm tuo retu atveju, kai galima kunigą prisikviesti į Airiją. Tai atvyko kunigas tėvas Domingo ir mes tada turėjom rekolekciją su Liuksemburgo kuopa. Ir po to susitikimo vaikai tiek tapo užsidegę, kad toliau kažką daryti ir jie tada sugalvojo, kad ar mes galim per nuotolį daryti susitikimus su kunigu Domingo
Ir buvo tik tai jaunimas ir kunigas, ir jie klausinėdavo klausimus, užduodavo patys temas. Ir klausimai tikrai nuo to, kaip susirasti gerą žmoną, iki, kur sakė kunigas, labai geras klausimas, nes reiškia, jisai galvoja apie žmoną vieną ir visam gyvenimui. Tai iki ten visokių tokių apie nuodėmę ir atgailą. Tai labai buvo smagūs susitikimai ir jie beveik metus laiko vyko kartą per mėnesį. Tai va, čia matote irgi apačioje yra nuotrauka iš tų Tiberiados susitikimų, kur pirmajame susitikime dalyviai tilpo beveik ant vieno asilo, o paskui jau vėliau šiemet buvo apie 80, dabar prieš porą savaičių buvusiam susitikime buvo apie 80 žmonių. Čia nuotraukos iš moksleivių lyderių kursų. Ir šitas paskutinis susitikimas irgi buvo ypatingas tuo, kad jame dalyvavo studentai iš Lietuvos, kurie prisidėjo prie programos rengimo ir, manau, buvo labai sėkmingas susitikimas. Tai apie specifiką ir problematiką pašnekėsime prie stalo. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū Irenai ir Rasai. Atsimenat, bus diskusijos po šitų pristatymų, tai jų bus tam gale. Gerai, tai toliau kviečiam Vytą Čuplinską, kuris mums pristatys begalybę galybių. Tai aš mesiu truputėlį žvilgsnį į kitą pusę ir aš kalbėsiu apie begalybę galybių. Ir tai yra, šis pokalbis yra apie žmonės su negaliom. Tai aš pradėsiu bendrai su negaliom ir kai čia pasižiūrite į šitą nuotrauką, čia yra Special Olympics krepšinio žaidimas ir tik pasižiūrėkit, kiek daug džiaugsmo yra toj nuotraukoj. Galimybės žmonėms su negaliom yra nepaprastai padidėjusios. Būdavo, kad mes nuslėpdavome žmonės su negaliom ir dabar mes sudarome galimybės dalyvauti, būti kartu, gyventi pilnavertišką gyvenimą. Tai mano tikslas yra, kad mes visi pažvelgtume į savo kasdienybę naujom akim. Ir pradėsim su The Smiths, kadangi jie labai išmintingai pasakė, I am human and I need to be loved, just like everybody else does. Atsiprašau. Tai meilė yra pamatas mūsų žmogiškumo, yra mūsų sielos troškimas, yra ta saulė, be kurios mes negalime gyventi ir klestėti. Tai kaip mes galim ugdyti tą meilę? Pirmiausia, empatija. Empatija tai yra klausyti, suprasti, apsiauti kito batus. Ir labai dažnai mes greitai prieiname prie išvadų, kurios yra mūsų pačių supratimas ar perspektyva, bet ne to kito žmogaus realybė. Aš dirbu kaip tik vartotojo patirties srityje ir tai mano kasdienybė yra bandyti suprasti kitų perspektyvą, kaip jie mato. Ir aš galiu pasakyti, iš savo profesinės patirties yra nelengva. Reikia atsiverti, jeigu nori tikrai išklausyti kitą žmogų. Pagarba. Čia tai būtų esteem. Niekas nenori būti niekinamas ar išjuokiamas. Matyti žmogų. Matyti pilnavertį, lygiavertį žmogų. Ir čia ne abstrakti kažkaip nusilpusi būtybė, bet matyti žmogaus potencialą. Taigi, prieš porą metų mane pakvietė viena mokykla Niujorke, kuri yra sukurta
tarnauti žmonėm, akliem žmonėm, ir kaip tik 2023-aisiais, jie šventė daugiau nei 115 metų, tiksliai kaip mes dabar švenčiame 115 metų gyvavimo. Ir tais metais rudeniop vienas iš jų žinomesnių mokinių, ypatingai džiazo pasaulyje, Matthew Whitaker, ruošė koncertą ir jie norėjo pristatyti savo mokyklą per tą koncertą. Taip, koncertas vyko, nutraukė ir parodė filmuką apie jų mokyklą, supažindinti žiūrovus, kas ta mokykla yra. Tai čia buvo mano pirmas toks rimtas susidūrimas su aklųjų pasauliu. Ir man buvo naujovė. Ir žinokit, buvo diskusijų, kodėl samdyti reginti žmogų iš Čikagos, susukti filmą apie aklųjų mokyklą Niujorke. Ar čia kas bendrauja su aklaisiais? Truputėlį. Tai mažai iš mūsų iš tikrųjų susiduria su tuo pasauliu. Tai aš noriu tada labai greitai paaiškinti truputėlį apie aklųjų pasaulį. Pirmiausia, kai aš pasakau aklas žmogus, aš manau, kad labai daug kas iš mūsų galvoja visiškai žmogus jokios šviesos nemato. Ir iš tikrųjų yra regėjimų sutrikimų spektras. Tai reiškia, kad yra žmonės, kur šiek tiek mato, ir paskui yra aiškiai žmonės, kur absoliučiai nieko nemato, ir paskui yra dar žmonės, kur truputėlį šviesos, tamsos kažką tai regi. Ir tai, pavyzdžiui, čia yra vienas berniukas, kuris gali šiek tiek matyti, jis skambina pianinu čia, ir jam tada reikia parūpinti, o čia yra jau, kur jau nebegali nieko matyti. Tai tokiam berniukui arba kitam muzikantui, kuris dar gali šiek tiek matyti, galima pritaikyti, tarkim, natas, spausdinant daug didesnės natas. Ir tada jie gali taip išskaityti tas natas. O kitam gale tada jau prieinam prie Brailo. Braille. Ir Brailas, kas yra labai įdomu, kai mes žiūrim į natas, yra abstraktus pristatymas muzikos garsų. Braile viskas yra išrašyta pažodžiui. Tai ir sako, yra ketvirtadalio nata, tokia, kaip čia, tonacija. Tai reikia perskaityti kiekvieną natą pažodžiui, reiškia, kad nėra abstrakčiai pristatyta. Reikia tą įsisąmoninti ir tada gali groti, dainuoti, ar kaip tu tą išreikši, tą muziką. Tai yra labai kitoks būdas, kaip prieiti prie tos muzikos. Man atrodo labai geras įvadas, kaip elgtis užtikus aklą žmogų. Tai mes jums dabar parodysim trumpą filmuką. Operatorius yra iš Romas, čia kartu su manim buvo nukeliavęs. What would I want a sighted person to know who doesn't know when they run into me or somebody else? I guess the first thing I might say to such a person is, you know what, take a chance, say hello. And if you think that it looks like this blind person you're seeing needs help, take another chance and say, can I help? And the other thing is, if the person says no, believe them. Because for the most part, we typically know what we're doing. And if we need help, we're going to take advantage of it gratefully. And if we don't need help, we'd just as soon be moving out on our own. And so that's what we'd like to do. And we'd value your allowing us to do that. So that's what I think it's about. It's about people communicating with each other. And then if there's something that
you need to know as a sighted person helping me. For example, if you're going to show me someplace that I don't know where that someplace is, you're likely to do something like grab my shoulder or something like that. And I'm likely to stop you and I'm going to say, can I please just take your arm and I'll show you. And as long as you are willing to do that, then we'll be fine. And it's really about communication, and I think it's about working together. So I think those are the things that I would say, and just, if possible, just relax a little bit. It's just one person talking to another. Gerai. Ir tai jeigu užtiksit kada aklą žmogų, etiketas yra duot alkūnę. Ir jie paims jūs už alkūnės ir vairuos. Jie valdo gazą, jūs valdot vairą. Paprasčiausia. Tai čia yra, tik duokit alkūnę ir tada viskas bus labai gerai. Dabar besiruošiant šitam filmukui, kurį tuojaus parodysiu, man pradėjo kilti klausimai, kaip statyti klausimus aklam žmogui. Ir aš iš pradžių tai pradėjau formuliuoti, how do you see yourself in, when you look back, what insights would you like to. Aš pagalvojau, aš čia naudojau visokius žodžius, kur yra reginčių žodžiai. Jo, ir aš paskui pagalvojau, kad reikia vengti tos žodžius. Ir tai aš pradėjau išbraukinėti visur. Bet aš labai gerai, kad pasiklausiau, pradėjau kalbėti su mokyklos direktorė ir sakė, ne, naudok tos žodžius. Jie pilnai supranta, jie patys naudoja. Tai nereikia kažkaip praplauti savo žodyną, kalbant su aklu žmogumi. Tai va. Nevengiam žodžių. Tai čia dabar bus tas filmukas, kuris buvo sukurtas parodyti per tą koncertą. Ir leisiu tada filmuką žiūrėti. The seed was planted over 100 years ago, when in 1905, two intrepid philanthropist sisters, Winifred and Edith Holt, traveled to Florence, Italy, where they attended a violin recital and observed a group of blind children who were completely absorbed in the music. After their return to New York City, the sisters decided to establish a music school in Manhattan for blind and visually impaired students. In 1913, the music school opened its doors. Today, the school is known as the Philemon M. D'Agostino Greenberg, or FMDG Music School. It is named after a self-made stock trader, philanthropist, former piano student, and benefactor of the school. Dr. Dalia Sakas conducts the FMDG choir. Dr. Dalia Sakas, Director of Music Studies. FMDG Music School is like any other community music school. It offers classes and lessons to anyone who wants to study music. What makes us unique is the fact that we make music accessible to someone who has vision loss. A student reads Braille music at piano. Our student body, and I would say not because they have vision loss, but the student body itself makes the school very unique. The kind of people they are, what they want from life, what they want from music, and working with them makes the school
also very unique. Francesco Maggiusano, alumnus. My earliest memory for FMDG was actually my first day. I thought I was going to absolutely hate it. I was dreading it. I just had lost my sight and I was completely against anything to do with any type of blindness thing. And I showed up. My teacher was actually Dahlia. And from the time I walked through the door to leaving the door, I was a complete different person. I had my mind blown by Dahlia because I was going in expecting something and left just really appreciating music and enjoying it, which I thought I was going to hate every second of it. And she just kind of broke everything down super simply. And yeah, it was an awesome. Clearly I've been going for 15 years now. So something went right. Elizabeth Shieldcrit, student. One of my earliest memories of the music school was a jazz piano lesson with Yo Cano. And I had never taken jazz piano before, and I didn't know what to expect. And he asked me to play something so he could tell my level of music. And it was in the key of F. And he asked me to play an F scale. And I hadn't done that since I was like a kid. And Yo is almost completely blind. And I started playing, and he said to me, "Your fingering is off." And I was just blown away. I was like, this is an amazing teacher. How did he know that? And he knew exactly what I was doing wrong. And I'm like, yeah, I haven't played an F scale in years. And then I played it again, and I heard the difference, and I knew how he figured out my fingering was wrong. It was just an amazing experience. Dr. Leslie Jones, Executive Director. FMDG Music School is one of the most gloriously unique schools I've ever had affiliation with, and for many reasons. Obviously, vision loss is a community that brings everyone together, but I like to say that music is also, first and foremost, what we are, and the joy that comes from our students, the gratitude from students to the faculty, and vice versa, actually, because the students are always so engaged and appreciative of the high quality education that they're getting with FMDG. Madeline Mao, student. Without the education I received from FMDG in piano, in voice, in violin, in reading Braille music, and music theory and music technology, I would not be able to function in a public school setting. I wouldn't be able to advocate for myself to know, oh, this is what a good education is like. This is what I need, and this is how I can get it everywhere where I'm not necessarily receiving it yet. Nora Bartosik, piano teacher. I think what makes FMDG Music School special is that we're more than a music school. We are really a community of musicians and family, really, who support each other in all ways, not just in music, but outside of the school as well. And this is really a space where we feel free to experiment with music and with how we approach our teaching and our learning. Dr. Mary Lee Dilling, parent. But I really think the community is the neatest part, especially as a mom of a child with low vision. You know, most of the places that we are, at school, at the playground, Hudson's different. And here, he's not. And we're not. And that's pretty special. Matthew Whitaker, alumnus. It's really like family, and I really appreciate the fact that everyone is super humble and really kind, and, we all help each other out no matter what. And, there's different activities for everybody here. There's piano, there's bass, there's drums, there's tap dancing, there's music technology, there's playing musical instruments through computers. George Ashodis, student. I keep coming back to music school because I keep discovering something else that I want to learn. I've studied so many things at the school. I started with piano, but I studied guitar and studied voice, and I even studied flute for a little bit and alto sax. And now, these days, I'm singing with the Latin band here, and I've taken a tap dance class. So I just keep exploring opportunities to learn something new in music, whether it's in dance or in song or in playing an instrument. A teacher adjusts a student's violin bow. That's
Let's go. Student reads Braille music at piano as her teacher stands by. I can't know the name. It's a minuet in G. A student taps computer spacebar. Teacher plays piano for a student at the drums. Fernando Garcia, percussion teacher. It's about the student. It's not about me. It's about seeing them grow and seeing them excel in their instrument, because, you know, we're giving them a skill that it will last them a lifetime. Music education and playing an instrument will last anybody a lifetime. So when they learn, when they do well, when they perform extremely well, and the parents feel proud of it, that's golden right there. FMDG Music School is a unique organization. I know of no other like it. It is unique because it teaches not only music, one of the great arts, but it also teaches how to construct a life with a serious disability, and that is invaluable. Dr. Sakas sits next to a young student at the piano. Now E, F sharp. You did it. Close-up of Matthew's hands. The FMDG Choir. Two hands reading Braille music. Close-up of a young adult singing. Close-up of hands scanning Braille music. This is the sound of voices. Singers of all ages stand shoulder to shoulder. The sound of me singing with you. Helping each other to make it through. This is the sound of voices. A guide dog dozes under a chair. This is the sound of voices too. A close-up of a singer reading Braille music. This is the sound of voices three, singing together in harmony, surrendering to the mystery. This is the sound of voices three. This is the sound of voices three. The full chorus on stage at the Met Museum. This is the sound of one voice. One people, one voice. A sound for every one of us. This is the sound of one voice. This is the sound of one voice.
Tai va, ačiū.